Alytiškis poetas, netgi 7 poezijos knygų autorius Vaclovas Matažinskas, su juo visada malonu pasikalbėti. Na, o šįsyk mes pasikalbėsim ne tik apie poeziją, ne tik apie gyvenimą, bet ir apie jo gyvenimą lengvinančią transporto priemonę, kuria jos štai vos kelios dienos po Alytų ir važinėja. Vakar pirkta. Taip. Tai Vaclovai, papasakokit, na, Alytus vis tik ne užsienis, kaip žmonės žiūri, kai važiuoji štai tokia modernia transporto priemonė. Pradėsiu nuo to, kad aš prieš 4 metus įsigijau panešiotą transporto priemonę. Ji labai negreita, tokia lėtukė, ypač kada niekur neskubi žmogus. Bet jie jau man atsitarnavo, o žmonės iš karto labai visi stebėjosi, po to pradėjo pirkti. O šitą transporto priemonę kaip mums, neįgaliems, seniorams, jei galiu save taip vadinti, nenoriu savęs taip vadinti, bet jau kas yra, tai yra, suprantu. Labai aktualu ir aš žinau dėl ko, nes aš jau kažkur klausimą keliu, dabar neatsimenu, ypač kada nuvažiuoju nuo Dainų slėnio link tilto. Laiptai aukšti, seniems užlipti sunku. Iš to galo, jeigu neturi transporto priemonės, sunku, aš kažkam tai minėjau, dabar neatsimenu, sakau, darykit kokį eskalatorių ten. Ateis seniorai, sumokės po eurą, po 2, juos užkels ir visiems patogu. Aišku, gal čia niekam nerūpi, gal neaktualu. Tai šita priemonė, bent jau man, tai tikrai, kad labai aktuali. Aš nuvažiuoju į parduotuvę, apsiperku, parsinešu produktų, vaikai dirba, kas manim pasirūpys. Tai kiek kilometrų per dieną įsukat Alytuje? Nu, šiandien kokie 15 kilometrų nuvažiavau. Sveikata jau taip neleistų? Ne. Ar senjorų įkandamas toks pirkinys? Nu, pasakysiu, kaip įkandamas. Lizingo. Nebent kas turi pasitaupęs lėšų. Aš galiu apie tai pasakyti, aš pusę sumos sumokėjau grynais, o visą kitą pasiėmiau lizingo. O. Tai man iš pensijukės po truputį atskaičiuos, aš ten tų kelių eurų nejausiu, bet aš jausiu, kad aš turiu, o kas iš to, kad aš pereisiu nuo Kauno gatvės iki centro, paskui turiu vaistus gerti. Ir kažkas dar prisidėjo lašiuką? Prisidėjo lašiuką. Brolis padėjo, dar kaip kas Seimo narys vienas padėjo, neminėsiu pavardės, Alytiškis. Tai va, tai tokia lengvinanti aplinkybė. Vis tiek vienam pačiam vaikų, kaip tas sako, gal vaikai būtų irgi, bet vaikų neprašiau vien todėl, kad jie patys dar vaikus augina. Jiem patiems reikia ir užsidirbti, reikia ir gyventi, o kaip jaunimas, žinot, nori ir išvažiuoti kažkur tai pasibūti, ir pas draugus, ar kokią palangą, kažkur tai, nu jiem tas pinigas eina, tai kam dar aš juos apkrausiu savo bėdom. Jau kada nieko negalėsiu, tada paprašysiu, kad padėkit. O dabar aš pats valgyti pasidarau, pasirūpyti, dar ir jiem padarau, kada reikia. Suprantu, taip, kad aš pats dar prisižiūriu, kol galiu, tol gyvenu. Ir nelaukiu, nors, kaip aš visada sakau, žmogus visą gyvenimą kažko laukia. Kas loterijos, kas pripažinimo, kas ko žmogus nelaukia gyvenime 3 dalykų. Bėdos, ligos ir mirties. O visą kitą žmogus laukia. Taip, ir Vaclovas Matažinskas, visi žino, išgarsėjo, kuomet parašė eilėraštį po Matuko tragedijos. Na, iš tiesų, tada jūsų ta kūryba taip įsisuko, dabar jau 7 knygos. Ten buvo pati pradžia buvo ir ten dėl Matuko mirties mano pačio anūkučiai tada buvo maži. Man tiek suspaudė širdį, kad aš sėdėdamas tą dieną verkiau. 16, man atrodo, buvo. Taip, 2016. Na ir kaip mes susipažinom, Vaclovai, 2016-aisiais, tai jūsų dešinės rankos šitos dalies nepuošė šitas piešinys. Gal galit papasakoti, toks šiuolaikiškas jūs? Matot, čia išvedžiota raidė N ir V kartu. Tai kada mirė mano žmona, aš pasidariau tą tatuiruotę jos atminimui. Plunksna, kaip jau mano, kaip aš, kaip sako, kaip plunksnakotis, o čia štai raidės yra Nijolė Vaclovas, tai po jos mirties aš tą tatuiruotę padariau jos atminimui. Labai prasminga ir taip. Taip. Nors ir be jos aš jos neužmirštu, suprantat, o dabar 3 metai jau kaip jos nėra. Nesulaukė kelių dienų iki mūsų 44 vedybų metinių. Nu, bet yra kaip yra, Dievas davė, Dievas paėmė, suprantat. Buvo sunku iš karto, buvo visko, buvo ne tai, kad jau ten, kaip tas sako, tragedija tai aišku didelė, bet tvardžiausi, laikiausi, man padėjo ypač tie rašymai, tada eilės tokios liūdnos, daugiau apie Dievą, apie mirtį, bet žmogus pripranti prie visko, susitaikai su tuo. Ir viskas, plus gerai, kad aš likau ne vienas, o dar gyvenu kartu su dukros šeima. Tai ten labai didelis palaikymas buvo ir taip, kad
po truputį ir va tas viskas, to žaizdos, kaip tas sako, užgyja. Randai lieka, bet žaizdos užgyja. Tai šita transporto priemonė gal padeda ir ant žmonos kapelio nuvažiuoti? Nu, ant kapelio dar nebandžiau su juo, bet sakiau, kad dabar matot, jinai užupiuose. Tai jau sudėtinga. Tai jau sudėtingiau, bet sakiau, gal kada reikės pabandyti. Bet ten irgi yra takai? Yra takai, yra viskas, bet jau ten sudėtinga. Nu, jinai nuvažiuoja su vienu įkrovimu, gali nuvažiuoti 40 km. Tai čia elektrinis? Elektrinis, jo. Taip, tai ką poetas daro vasarą? Važinėja, žiūri į gamtą ir kur eilės? Taip, žinokit, Daina, aš nemėgstu, aš pačią jūrą mėgstu. Turiu parašęs eilėraščių, bet aš nemėgstu būti prie jūros. Man geriau, kur kaimo sodybukė, paprasta balytė, meškerytė, karosiukas ant slieko sugautas. Tai vat mano. O taip tai aš važiuoju į mūsų Dailidės apvažiuoti, nuvažiuoju ant aukščiausio tilto, ten pabūnu su savo mintim, su viskuo. Ir va, kaip jūs sakot, pasigaudau minčių. Ir man gerai, aš nemėgėjęs kažkur tai lakstyti man. Mano dūšia čia, mano dūšia namuose, o mintys tai, kaip žinot, visuomet laksto tarp medžių ir gaudo voratinklius. Labai smagu, kad jūs, kaip visada aktyvus, kaip visada Facebook'e turit galybę gerbėjų ir savo sekėjų. Labai daug. Labai daug. Ir moteris jūs liaupsina ir gražių žodžių negaili. Ir lakstot su šita transporto priemonė. Taip. Tai vis tik, ko palinkėtumėt alytiškiams, o taip pat ir Alytus Plius skaitytojams ir žiūrovams šios vasaros proga? Vasara oras liuks. Skaitykite Alytus Plius. Ačiū tai tiek ir norėjau. Sėkmės visiems. Skaitykit. Skaitymas šviesa.